Sveiki, aš esu Aušra ir toliau kalbu apie fotografiją. Arba šiuo atveju apie tai, ką fotografuoti. Pirmiausia, porą techninių tokių ekskiuzų. Aš sėdžiu priešais langą ir mano akiniuose turbūt atsispindi apsnigtas miškas. Tačiau tai neturėtų trukdyti jums klausytis, nes šiandien nieko nerodysiu, tik tai kalbėsiu, todėl galima apskritai išjungti vaizdą ir klausytis. Kas liečia klausimąsi, tai irgi garsas turbūt kaip iš kibiro, bet kol kas neinvestuoju į kokybiškesnę techniką, nes nesu dar tikra, ar šitie mano kalbėjimai bus kažkiek paklausus, ar bus prasmės tai tęsti. Todėl viskas bus matyti su laiku. Tai va, grįžtant prie temos, ką fotografuoti. Tai šiandien norėčiau pasiūlyti fotografuoti procesus. Tai yra kažkokius gamybinius procesus arba žmonės veikloje. Jei to niekada nebandėte, pabandykite, tai yra iš tikrųjų įdomu. O jeigu jums patiks, ateityje tai gali išaugti, išsivystyti netgi kažkokį projektą. Taigi, pirmiausia, kai kalbu apie procesų fotografavimą arba žmogų veikloje, į galvą man ateina tokia vaikiška knygutė. Ką žmonės dirba visą dieną. Galbūt turėjote vaikystėje tokią knygą ar pirkote savo vaikams. Mano vaikai suskaitė ją iki skylių. Tai tokia iliustruota knygutė, kurioje nupieštas miestas su daugybė namų, ant namų įvairūs užrašai: mėsinė, biblioteka, mokykla, ir ją tiesiog labai įdomu vartyti ir tyrinėti, ką žmonės veikia. Taigi, kalbant apie žmonių veiklos kažkokį fotografavimą, atsiranda klausimų, nes ta veikla yra labai skirtinga ir tos istorijos ar tas fotografavimas gali labai skirtis. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie kažkokią tai nekasdienę sritį, kažkokią veiklą, kaip tarkim gaisrininkų, gaisro gesinimas, tai šiuo atveju faktiškai jums reikia mažai galvoti. Jūs turite tiesiog reaguoti ir greitai dirbti, tiesiog fotografuoti ir turbūt vėliau atsirinkti tas nuotraukas ir sudėti jas į kažkokį pasakojimą. Tačiau gali būti ir kita veikla, kuri pareikalaus daugiau galvojimo. Tos nuotraukos turės būti labiau išmąstytos, nes kaip ir per daug ką fotografuoti, tarsi nėra ir ką. Čia man į galvą ateina dar viena knygutė. Labai gaila, bet aš nesugebėjau jos rasti internete ir aš jos šiuo metu neturiu, bet prisimenu, tai buvo švedų autorius ir tai buvo pasakojimas apie padavėją. Nuotraukos buvo nufotografuotos tokioj pilkoj nostalgiškoj tonacijoj, jos buvo juodai baltos, tokios truputį lyg sendintos, nes istorija buvo apie padavėją, kuris dirba padavėjų daugiau nei 40 metų. Tai faktiškai buvo pasakojimas apie vieno staliuko aptarnavimą. Ir tos nuotraukos kartu buvo tarsi ir reportažinės, ir kartu labai meniškos. Tarkim, visa istorija baigėsi tokia nuotrauka, man jinai stovi tiesiog akyse. Tai stalas uždengtas balta staltiese ir ant jo tik tai keli likę po pietų trupiniai. Dabar vėlgi perkime per keletą punktų, tiesiog ir pasižiūrėkime, apie ką reiktų pagalvoti, fotografuojant kažkokią žmogaus veiklą. Pirma yra vieta. Tai paprasčiausia vieta yra tiesiog namai. Aš galiu fotografuoti, tarkim, kaip mes kepame kalėdinius sausainius, visą procesą. Tai bus ir tešlos minkymas, ir tų sausainių formelės, ir po to jų dekoravimas, ir čia dalyvauja turbūt ir vaikai, ir čia yra daug emocijų, ir lieka miltais nubarstytos grindys ir daugybė kitų fainų detalių. Taip pat aš galiu pasidaryti kažkokią vėlgi tokią visai lyrišką istoriją, kurią pavadinsiu Skalbimo diena. Skalbimo diena. Aišku, dabar tas skalbimas nėra toks įspūdingas kaip seniau. Nėra virinamas vanduo, tarkuojamas muilas ar ten
trinami tie skalbiniai kažkaip, ar ne, mes juos tiesiog sudedame į skalbimo mašiną ir tai yra paprasta. Tačiau, vėlgi, suradus savo stilistiką, emociją, galbūt mintis ir pagalvojus apie tai, o kai aš dedu tos skalbinius į mašiną, kai aš juos rūšiuoju, ką aš veikiu, kai ta mašina sukasi, gal aš tiesiog sėdžiu ant viršaus ir skaitau knygą, kaip į tą skalbimo mašiną reaguoja mano šuo, kaip aš tuos skalbinius po to džiaustau. Ta prasme, daugybė galima rasti tokių kinematografiškų ar fotografinių momentų ir tą skalbimo dieną tiesiog išdidinti iki kažkokių simbolinių dalykų. Yra tai, kas vyksta vėlgi ne namuose, o netoli visai, ne šalia namų arba aplink namus. Pavyzdžiui, praeitą pavasarį aš fotografavau, kaip kaimynas valė sniegą nuo stogo. Tada vėliau atvažiavo komanda pjauti medžių arba genėti medžių, pjauti sausų šakų. Tai buvo labai įdomu, tai buvo man nematyta iš arti ir nauja ir aš labai savo smagiai prisifotografavau. Taip pat yra sunkiai prieinamos vietos. Galbūt nėra paprasta patekti į kažkokią ligoninę. Tarkim, jeigu aš sugalvočiau papasakoti apie slaugės dieną. Bet šitoje vietoje, į tokias sunkiau patenkamas vietas, galbūt galima paprašyti pagalbos draugų ar pažįstamų. Jeigu aš pagalvoju dabar apie savo draugus ar pažįstamus, aš mąstau, ką jie dirba, kur jie dirba ir kur aš galėčiau patekti pafotografuoti. Ir iš tikrųjų sudarau nemažą sąrašą vietų, kur galėčiau pafotografuoti. Kitas variantas tiesiog rašyti ar skambinti, o geriausia tai būtų nueiti ir pasikalbėti, nes gyvai visada yra rezultatas geresnis. Ir pasiūlyti kažkokiai tai įmonė ar įstaigai, kurie vyksta kažkokia įdomi veikla, pafotografuoti. Dažnai tokios įmonės neturi nuotraukų ir jų nori. Ir jie mielai sutiks ir įsileis jūs. Toks vienas patarimas, jeigu jau patekote ir greičiausiai ten savininkas ar šeimininkas ar ne tos įmonės paprašys jūs nufotografuoti ten, nežinau, visą kolektyvą, padaryti kolektyvo nuotrauką, ar ne, nesisakykite. Jūs fotografuokite tai, kas jums reikalinga, bet kartu ir pafotografuokite tai, ko jie prašo. Dar viena vieta arba dar vienas šaltinis, kur galima nusifotografuoti kažkokios įdomios veiklos, yra kelionės. Esu nemažai tokių fotografavus. Tarkim, Vietname fotografavau, kaip nuvinioja nuo šilkaverpių tą siūlą šilko, kaip jį dažo. Ir buvo iš tikrųjų labai įdomu, nes niekada anksčiau nebuvau to mačius. Taip pat Šri Lankoje fotografavau, kaip moteris gamina rankų darbo saldainius, kaip kaitina kokoso pieną, paverčia jį tokią vos ne karamelę, kaip minko ir pjausto tuos saldainius, kaip mes kokius virtinukus, kaip po to suka juos į spalvotus popieriukus. Iš tikrųjų buvo labai įdomu. Antras momentas, dėl kurio mes turime nuspręsti, yra laikas. Pirmiausia, kokiu laiku fotografuojame, nes nuo to priklauso mūsų įrangos pasirinkimas ir galbūt trukmė, nes jeigu tai labai šalta, aišku, labai ilgai negalėsim fotografuoti. Ir jeigu tai yra vakaras arba naktis, tai vadinasi, mums reikės kažkokio papildomo apšvietimo. Ir apie laiką kalbant, dar kalbame apie trukmę. Kiek tas fotografavimas truks? Tai jeigu kelionėje aš fotografuoju kažkokią įdomią veiklą, tai greičiausiai tai truks nedaugiau valandos. Tačiau aš galiu tą ištęsti ir visą dieną. Pavyzdžiui, man visai būtų įdomu pafotografuoti mūsų paštininkę. Nugyventi visą darbo dieną kartu su ja. Toliau, kalbant apie darbą, dar labai svarbus momentas yra pasiruošimas tam fotografavimui. Ir pirmas dalykas yra pasidomėti tą profesiją ar tą veiklą, kurią vykdo tas žmogus ar tie žmonės. Pasidomėti reiškia pasiskaityti apie galbūt internete, susirinkti informaciją, pakalbėti su žmonėmis, atlikti savotišką tyrimą.
nes ten gali išaiškėti labai tokių niuansų ir įdomių galite atrasti momentų, kurių iš anksto net negalėjote suplanuoti fotografuoti, nes tiesiog apie tai nežinojote. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, dabar neprisimenu, kas man pasakojo apie jūreivį, kuris vykdavo su žvejybiniu laivu žvejoti ir išplaukdavo į jūrą ten 4 mėnesiams ar pusei metų. Ir tokia labai viena detalė mane nustebino ir sudomino, nes tas jūreivis pasakė, kad aišku, labai ilgu tiek laiko būti toli nuo žemės, nuo artimųjų, ir jis pasakė, kad laiką jie skaičiuoja ledų porcijomis. Pasirodo, kiekvieną sekmadienį jie gaudavo ledų. Tai dabar, jeigu aš patekčiau tą laivą ir fotografuočiau tą visą žvejybos procesą, tai turbūt apie ledus aš nepagalvočiau, jeigu nežinočiau šitos istorijos. O kai jau ją sužinojau, tai žinau, kad tikrai būtent tą detalę įtraukčiau į savo pasakojimą. Kada jau atlikome tą tyrimą, tai toliau mes planuojame savo fotografavimą. Suplanuoti yra gerai. Po to, ką pamatysite, tai netikėto ar naujo, tai būtinai nufotografuosite. Tačiau, kad žinotumėte, nuo ko pradėti ir kokių kadrų jums būtinai reikia, turėtumėte pasidaryti planą. O tai reikia tam, kad nebūtų tos nuotraukos perdėm vienodos. Taigi mes žiūrime ir galvojame ir pasidarome įvairių kadrų. Bendro plano, vidutinio plano, portretų, detalių, reiškia, kad būtų kadrų įvairovė. Tai va, susiplanuojame, tačiau nepamirštame, kad turime stebėti. Stebėti, stebėti ir stebėti. Ta pati paštininkė ar paštininkas, kurį aš fotografuoju, aš susiplanavau, kokiu aš kadrų norėsiu. Ir kad tai nebūtų tik tai nuotraukos apie tai, kaip atneša paštą, kaip kiša laiškus į pašto dėžutę, ar skambina į duris ir įteikia kažkokią tai, nežinau, banderolę, ar ne. Mes, kai būsime šalia, mes matysime, ar ne, kad, tarkim, galbūt jinai nešasi kokį skaniuką savo pažįstamam šuniekui arba dar panašių dalykų. Tai šituos mes matome ir nufotografuosim. Tačiau gali būti labai paprasti elementarūs dalykai. Dabar yra žiema, yra slidu ir paštininkė eina atsargiai žingsneliais įsikibusi į tvorą, nes yra slidu, ar ne? Ir tokia nuotrauka papasakos daug daugiau negu tiesiog statiškas ėjimo vaizdas. Labai gerai, jeigu turėtumėte kantrybės pasivaikščioti su paštininkė ne vieną dieną, o bent kokias 3 dienas. Taip jūs prisirinksite daugiau detalių ir įdomesnių vaizdų savo istorijai. Toliau pakalbėkime apie įrangą. Kokios įrangos reikia? Tai aišku priklauso nuo to, kokią veiklą jūs fotografuosite. Jeigu jūs fotografuosite tą patį gaisrą, jums aišku reikės ilgo židinio objektyvo, nes jūs negalėsite prieiti labai arti, ar ne? Nors šiaip daug lengviau fotografuoti, kai turi lengvą fotoaparatą su vienu objektyvu. Na, trumpiau šnekant, įrangą turite pasirinkti ir pritaikyti savo tam fotografavimo objektui, neapsikraunant bereikalingais daiktais. Žinoma, jeigu, tarkim, trūksta šviesos, galbūt nebus kitos išeities ir jums teks fotografuoti su blykste. Bet šiaip blykstės geriau nenaudoti. Blykstė yra ne tik papildomas rūpestis jums, bet ir iš tikrųjų labai kausto žmonės. Tačiau bjauresnis dalykas yra, kai tu užeini į kažkokią įstaigą ar įmonę ir ten yra kokios nors neoninės lempos ar dar kokia nors kitokia šviesa, o dar plius maišosi apšvietimas, reiškia, iš lauko per langus, šviesa maišosi ir ką daryti tokiu atveju, nes nuotraukos būna, tikrai tragiškos. Tai patyrę fotografai žino. Tokiu atveju yra tiesiog paprasčiau vėliau paversti nuotrauką juodai baltą. Einam toliau. Žmonės. Tai yra atskira visiškai tema, kaip fotografuoti žmonės. Yra tam tikros taisyklės ir įstatymai, ar ne, žinote turbūt. Jeigu fotografuosite kaip reportažą gatvėje, nežinau, trinkeles klojančius darbininkus, turbūt jokių leidimų gal ir nereikia, jeigu ten iš arti neportretuosite.
Tačiau jeigu einate į kažkokią tai gamybinę įmonę ar privačią erdvę, turite atsiklausti žmogaus. Ne visi norės, galite iš pradžių netgi pasiūlyti jam, kad tokį variantą, kad jūs fotografuosite jį, bet tik iš nugaros arba tik tai, tarkim, rankas. Kaip gauti žmonių sutikimą fotografuoti? Paprasčiausias dalykas turbūt yra papasakoti, ką darysi, žmonėms paprastai būna įdomu. Pasakyti, kodėl tu tą fotografuoji. Ir galbūt pridėti, kur tos nuotraukos eis ir kas jas matys. Štai neseniai mes su kolegomis fotografavome Šeškinės rajoną ir mus ten užsipuolė moteriškė, kodėl mes fotografuojame jos megztas pirštinės tokiame turgelėje, ar ne? Tai mes ramiai pasakėm, kad mes štai esam tokie ir mes fotografuojame kasmet kokį nors Vilniaus rajoną, tai yra pasivaikščiojimas paskutinę metų dieną. Ir ji paklausė, ar jūs ne iš laikraščio. Mes sakėm, ne, mes ne iš laikraščio. Ar jūs ne iš televizijos? Ne, mes ne iš televizijos. Mums tiesiog įdomu pasižiūrėti kažkokį rajoną, kuriame galbūt mes nesame buvę. Ir mes čia ieškome įvairių gražių dalykų ir juos fotografuojame. Štai jūsų pirštinės mums pasirodė čia labai gražios ir mes norėjom jas įdėti į savo pasakojimą apie šį rajoną. Moteriškė visą nušvito, atsileido ir iš karto leido viską fotografuoti. Taigi kartais tai yra iš tikrųjų labai paprasta. Beje, tai jeigu yra turgus, esu turėjusi patirties ir turguje, tai va tas apšildymas, ar ne, labai svarbus. Galima netgi nusipirkti ten brizelį lašinių pas bobutę ir galbūt jį mielai sutiks papozuoti. Kai aš fotografavau turguje, iš pradžių buvo labai nedrąsu, žmonės žiūrėjo priešiškai, bet kai aš jiems pasakiau, kad kodėl aš fotografuoju ir paprašiau jų leidimo ar galėčiau padaryti nuotrauką, kad aš nieko jos nerodysiu spaudoje. Galiausiai viskas baigėsi labai juokingai, kadangi tai buvo verbų sekmadienis, tai tuoj čia man išsirikiavo ir pozavo su verbomis, o viena moteriškė net man atkišo krienų stiklainį tiesiai priešais objektyvą ir tas buvo iš tikrųjų labai žavu ir juokinga. Jeigu turite gerą humoro jausmą, tas labai padeda. Aišku, žmonės yra įvairūs, susidursite su viskuo, tačiau jeigu eisite iš anksto susitarę į kažkokią tai vietą, kur fotografuosite, tai ten nieko ypatingo nereikia. Galbūt tiesiog pasistengti būti nematomu, taigi nesinešioti didelio objektyvo, nebliksėti blikstėmis. Pradžioj jie šiek tiek galbūt varžysis, bet praėjus valandai jie apie jūs pamirš ir toliau dirbs savo darbą ir tada jūs galėsite pasidaryti tas nuotraukas, kurių norite. Na ir dar vienas momentas, kurį reikia turėti galvoj, tai yra saugumas. Saugumas jūsų pačių pirmiausiai, jeigu kalbame apie gaisro fotografavimą, aišku, turbūt į ugnį nelysime, bet tarsim fotografuojant, tarkim, kažkokių, nežinau, stiklo putimą, ar ten puodų žiedimą, ar dar kažką, na, neprisiliesi prie kažkokių karštų krosnių, ar ne. Taip pat galbūt reiktų pagalvoti apie saugumo priemonės, jeigu jūs eisite fotografuoti, tarkim, bičių. Ar jūs žinote, ar jūs nesate alergiškas bitėms, ar ne? Galbūt reiktų turėti su savim kažkokių, nežinau, antialerginių vaistų ar panašiai. Vienu žodžiu, kiekvienu atveju apie savo saugumą pamastykite ir pasižiūrėkite iš tai iš tikrųjų rimtai. Kitas dalykas yra jūsų objekto saugumas. Atsimenu, man teko fotografuoti pas porceliano kūrėjas, menininkės. Ir ten visur tų daiktų buvo aplinkui, buvo gana ankšta ir iš tikrųjų aš bijojau nenuversti ir nesudaužyti. Taigi pirmiausia, fotografuojant tokiose vietose, siūlyčiau nusimti kuprinę ir pasidėti ją į kampą ir dar geriau, kad būtų be liemenių, be švarkų, be nieko, kas galėtų užkabinti ir sugadinti ten tas fotografuojamus objektus. Na ir galbūt nereiktų kalbinti žmonių, kurie dirba kažkokį
darbą reikalaujantį didelio tikslumo ir susikaupimo. Pavyzdžiui, turbūt chirurgo nekalbinsite fotografuodami operaciją. Tai tiek. Siūlau pabandyti fotografuoti kokį nors procesą, o dar įdomiau turbūt kažkokią tai veiklą su žmonėmis gyvais arba bent jau su jų rankomis ir gal net papasakoti kokią įdomią istoriją iš to žmogaus gyvenimo. Ir iki kitos savaitės.